Labas vakaras. Šiandien sveikinuosi ne tik tai su jumis, gerbiami mūsų draugai ir žiūrovai ir klausytojai, bet šiandien sveikinuosi kartu ir su savo seserim. Tai yra numerologė ir vis pamiršiu tą astropsichologą. Teisingai? Teisingai. Man vis maišosi pavadinimai. Edita Andrus. Ir šiandien, kad ir kokia būtų jau prieš naujametinė sumaištis, visi šventės, kalėdos, kalėdiniai vakarėliai, eglutės važyba už mūsų nugaros, kaip ir jūsų namuose tikriausiai jau dega ne viena šviesa ir burbuliukais, ir žėrinčiais, ir blizgučiais papuošta. Padėkite pliusiukus arba širdutės atsiųskite mums, arba Editai, jeigu mus matote, jeigu mus girdite. Labai įdomu bus paskaityti. Labas vakaras, tai parašykite, ar tikrai viskas girdisi. Sveikinimai gražus. Ir tada šiandien galbūt mes ir panagrinėsime tokią labai įdomią temą, kiek aš seku Edita tavo grupę, nes aš esu viena iš jos gerbėjų. Skaičiai kalba visada ir vos ne pagrindiniai klausimai paskutiniu metu, ką reiškia vienas skaičius arba ką reiškia kitas skaičius, arba tai mašinos pamačiau ten kažkokią tai pastoviai pravažiuojančią mašiną ir su to pačiu skaičiumi, arba ten kažkur tai kažkoks tai namo numeris arba dar kažkas ir žmonės labai kreipia dėmesį, kas iš tikrųjų, ką reiškia tie skaičiai, nes jos dabar jau suprantame, padėkite pliusiuką arba vienetuką, parašykite. Jeigu ir jūs taip pat suprantate, gerbiami draugai, kad skaičiai tai ne vien tik tai matematika, kaip mes anksčiau galvojom mokykloje, ne kad tai algebra arba geometrija, bet vėliau mokydamasi sužinojau ir supratau, kad tai yra ir kažkokia tai ženklų kalba, kurią iššifravusi gauti gali labai daug atsakymų, nes gyvenimas yra toks, kad jisai mus paspaudžia truputį, kad mes eitumėm tuo dvasingumo keliu, kad augtumėm kaip sielos. Ir dažnai tai būna per skausmą ir aš prisimenu, kai aš lankiausi pirmą kartą pas savo dvasinę vadovą Laima Lait, kuri gyvena Londone, jinai man pasakė, tai stebėk ženklus. Aš sakau, Laima, aš su malonumu juos stebėčiau, bet reikia suprasti, ką jie šneka gerai, aš vienas dalykas jį galiu matyti, bet ką jisai reiškia, irgi reikia suprasti, nes kiekvienas ženklas turi savo reikšmę. Ir parašykite dvejetukus, jeigu ir jūs taip pat sekate ženklų sistemą ir bandote ją suprasti. Ir kas geriau gali mums apie tai pakalbėti, negu profesionali numerologė, kuri skaičius gliauda kaip voverytė riešutus, ir tik tai duokinai su malonumu išpakuos, kad ir kiečiausią kevalą suskaldys ir parodys tą skanumą, tą branduoliuką, kas iš tikrųjų yra viduj, kas iš tikrųjų yra tas skaičius ir skaičiaus reikšmė. Tai tada, jeigu jūs pasiruošę, rašykite trejetuką ir mes pereisime prie klausimų ir truputį, galbūt dar, kol pradėsime prie klausimų, pereisime, pakalbinsime Editą, kaip šiandien tavo nuotaika, kaip tavo naujametinės nuotaikos, pasiruošusi šventėm, kaip tu gyveni paskutiniu metu. Labas vakaras visų pirma visiems, labas vakaras mano mylima sesė, kaip visada maloniai išeinu į eterį su tavim, nes tikrai jaučiu tą, ką reiškia sesers tandemas. Nuoširdžiai linkiu visi, kurie turi sesės brolius, draugaukit, mylėkit, eikit, darykit kartu, nes tai yra dviguba jėga, dviguba laimė, dvigubas džiaugsmas, kartu visur einam, kartu darom. Tai aš be galo džiaugiuosi, kad tu randi laiko, kad tu, skiri jį mums ir padedi atsakyti tuos klausimus, kurie yra aktualūs. Taip, šventės jau artėja, už mano nugaros eglutė, aš jau tikrai gyvenu švenčių nuotaikom ir dovanėlę suruošiau, tai lygiai taip pat ir noriu dar padaryti dovanėlę prieš Kalėdas, atsakyti jūsų tuos pagrindinius klausimus, kurių sulaukiu kasdien tikrai labai daug ir jie pastoviai kartojasi. Ką reiškia šitas skaičius, ką reiškia šitas skaičius. Tai mano šiandien kaip tema būtų tokia, kad aš pakalbėsiu apie tuos skaičius ir tikrai laukiu jūsų klausimų, kas jums yra aktualu, ką matot ir į ką reiktų atkreipti dėmesį ir eigoj pabandysiu atsakyti jums.
Tikėkimės, kad spėsim. Ilgiau negu valandos tikrai nekalbėsim, nes visą laiką galvojam apie pusvalandį, pusvalanduką pašnekėsim, bet dažniausiai mes į tą pusvalanduką niekaip netelpam, nes būna labai įdomu ir nesinori nutraukti, nes kai įsijauti, atrodo vis dar ir noris pasakyti, ir dar klausimų atsiranda. Ir taip pat parašykite mūsų draugai ketvertukus, jeigu jūs jau irgi po jūsų eglutėmis ne tik tai gražios lemputės, bet ir dovanėlės jau pakuojamos ir jau tų dovanėlių vis daugėja ir daugėja, arba bent jau tos dovanėlės yra jūsų galvose, ką jūs padėsite, ar jau dovanėlės ruošiamos po jūsų eglute, padėkite ketvertukus, nes įdomu pasižiūrėti, kokiomis nuotaikomis gyvena mūsų draugai. O tuo tarpu mes tada jau perėmame prie to mūsų pagrindinio klausimo, ką vis dėlto reiškia tie skaičiai, kuriuos mes matome, ir perduotų lazdelę šitą visą mūsų eterio, o tau, Edita, dabar jau tu pasakok, liekis, kaip tu moki, kaip tu supranti ir kaip tau puikiai tai sekasi daryti. Ačiū mano sesė už palaikymą, už gražų žodį, už pristatymą. Taip, tai turbūt ir pradėsiu nuo vienetuko, nes vienetai ir dvejetai tai turbūt pagrindiniai skaičiai, kurie ateina klausimų metu ir, sakysim, kurie lydi mus, ne? Jeigu mes pradedam matyti skaičių, aš kalbėsiu dabar apie konkrečiai vieną skaičių, ne? O paskui jau jūs dėliokitės, jeigu matote ten 1, 3, 2, 6 ar 7, 6, dėliokit tas reikšmės, bet vėlgi pasikartosiu, labai individualu, mielieji, nes kiekvienam eina skirtinga informacija, kiekvienam tas skaičius gali kalbėti visiškai skirtingus dalykus, ne? Tai labai prašau atkreipdėmėsi į savo intuiciją ir ypač tuo metu, kokią sprendžiam mes problemą, apie ką mes galvojam, nes visada kalba padėdama mums, ne? Kad mes įsigilintumėm, suprastumėm, kokį žingsnį mums daryti, o kur mus stabdo, ne? Tai vat būtent vienetą, jeigu matom, tai vienareikšmiškai visatos yra kalba, ženk į priekį. Būk drąsus, pasitikėk savim, ne? Vienetas tai yra Saulė. Saulė tai yra žmogus, kuris yra lyderis, ne? Kuris drąsiai eina pirmin, kuris pasitiki ir remiasi į save, mylėjai. Vat vienetas yra individualistas, ne? Tai yra žmogus, kuris priima atsakomybę už savo konkrečiai veiksmus, ne? Kuris priima sprendimus pats, kuriam yra svarbi laisvė ir savarankiškumas. Vėlgi, jeigu dažnai matote vienetą, pagalvokite, ar tikrai esate pasitikinti savim, ne? Galbūt kažkur suabejojote ir tas vienetas jums stumia jūs į priekį tam, kad jūs pasitikėtumėt ir remtumėtės į save, ne? Vienetas dar yra labai toksai skaičius, kuris prašo, sakysim, kaip ir naujas ciklas, ne? Ateina vienetas, startuoja su pradžia, kažkokia tai pradžia, išsikelkim naujus tikslus, pradėkim kažkokią naują veiklą, galbūt keiskim darbą, galbūt keiskim, kas šalia yra mūsų, ne? Vienetas prašo ėjimo į priekį naujovės, ne? Kažkokio naujo impulso, naujo starto, ne? Lygiai taip pat vienetas yra ir jeigu mes, sakysim, matom 11, ne? Tai jau yra visai kita reikšmė. 11 jau eina į valdantįjį skaičių, ne? Tai reiškia, visata prašo mus pakilti virš situacijos, ne? Išlipti iš to žemiško, kaip aš sakau, buitinio gyvenimo, pakilti ir pasižiūrėti, ką mes galim padaryti vardan ir kitų, ne? Jau čia kaip jungtis yra, ne? Jau čia 11 eina su dviguba viena jėga, kaip lyderis, kaip team lyderis, ne? Kuris gali kitus sumotyvuoti, kuris gali įkvėpti kitus, kažkokią gali sukurti idėją ir ją danešti iki galo realizuoti, ne? Tai tas yra vėlgi labai svarbu. Atkreipkim dėmesį, ar tik tai vienetas, ar 3 vienetai, ar 11, vėlgi tų interpretacijų yra daugiau, ne? Ir jeigu mes matom, kaip sakau, 11, ne, laikrodžio, sakysim, kažkur tai atsišvietė mum, tai visų pirma dar yra mūsų norai, ne? Galbūt sugalvokim tuo momentu kažkokį tai norą, visata tikrai pasiruošus išpildyti, bet vėlgi yra dėmesys į tai, prisimkim atsakomybę už šitą norą. Tai va. Būtent, ne? Va, aš noriu paklausti, kad parašykinėt 11, jeigu jūs dažnai matot šitą skaičių, nes tai yra lyderio skaičius. Ir kaip Edita teisingai pasakė,
prašyti visatos, tai yra vienas dalykas, bet žinokit, kad visada šiaip savo neduoda, visada duoda, atsako jums galimybę, duodama kažkokią tai galimybę įvykdyti šitą norą, ne? Jūs prašot, jums duodama galimybė, bet šitą norą reikės įvykdyti savo paties rankomis. Ar esate tam pasiruošę? Čia Ir kitas laukia jūs klausimas. 11, jeigu jūs dažnai matote šitą skaičių 11. Jo, 11 būtų smagu pamatyti, jeigu tikrai matot, nes tai yra tikrai labai rimtas kreipimasis visatos į jūs, jau, kaip sakau, kilti į aukštesnį tą dvasingumo lygį. Ne? Tai nereiškia, kad dabar mums čia patapti vienuoliais ir vaikščioti dainuodami mantras, bet tiesiog kilti aukščiau ir pažiūrėti, ką mes galim padaryti daugiau ir geriau. Ne? Tai dar vienetukas, jeigu pamatot vienetą, kuom jis yra ypatingas, dėl ko daugiausiai galbūt apie jį ir apie dvejetą ir informacijos, todėl kad vienetas tai yra kaip ir žmogus, kaip aš sakau, burtininkas, stebukladarys, ne? Tu gali žmogau viską. Visata pasako tau tiesiai šviesiai. Daryk viską, nes tu gali. Tai žodžiu, žinokit, čia yra šitoks magiškas ženklas, taip kad pamatot vienetukus, 11, 3 vienetai, juo labiau, mėlyjeji, tik į priekį ir drąsiai vykdykit, planuokit, darykit, eikit. Ne? Ta prasme, pasitikėjimas savim maksimalus ir nepriklausomybė. Tai čia būtų pagrindiniai tokie dalykai. Kaip įdomu, galiu truputį pertraukti, kaip tik kažkas teisingai parašė ir aš pasižiūrėjau savo laiką, dabar mes kalbam, yra Lietuvoje 19-11, irgi 11 ant galo ir mes kalbam apie 11, kaip su mumis bendrauja visą tą fantastiką. Ačiū, kad atkreipė dėmesį į šitą, kas parašė šitą komentarą. Labai, labai smagu, reiškia visata kalba, tarp kitko ir 19, ir 11, jeigu kalbėti, ne, tai labai, labai stiprus visatos impulsas, ne, ta prasme apie drąsą, lyderystę, pasitikėjimą. 19 tai yra tipiškas, kaip aš sakau, saulės energijos žmogus, ne, bet tai yra jau vadovo lygmuo. Tai reiškia, tas žmogus turi būti antiek pozityvus, antiek šviesus, antiek, kaip aš sakau, motyvuojantis kitus ir už tai gaunantis iš visatos, kaip sakau, apdovanojimą, rezultatą, pelną. Ne? Tai dvigubas 11 ir sakysim, ir 19, čia yra superinis variantas. Būkit palaiminti visi, kurie čia esat, nes čia labai stiprus ženklas yra, kad jūsų norai bus išgirsti ir išpildyti maks rezultatu. Sveikinam visus ir padėkite širdutes, kurie šiuo momentu buvote ir girdėjote, nes jeigu jūs girdėjote ir matėte, tai yra jūsų, kaip sakoma, sėklas, ne, pagal aukščiausią išmintį. Taip, dabar aš norėčiau pakalbėti toliau apie dvejetą ir jūsų klausimus, sakysim, vėl noriu iš karto pasakyti tiem, kurie negirdėjo, ne, aš nekalbėsiu, ką reiškia 8, 1, 9, 6, ne, aš kalbu bendrai apie kiekvieną skaičių, o jau jūs, sakau, tą informaciją dėkit, lipdykit, klijuokit ir bandykit suvokti tą atsakymą, kurį jums siunčia visata, ne. Tai kam dar kils klausimų, prašau į asmeninę konsultaciją, žinoma, tai yra mokama, bet tai yra jau gilesnis jūsų, kaip sakyti, skaičių paaiškinimas, žodžiu, jūsų sielos formulės, žodžiu, analizė, tai mes galim giliau atsakyti, ką konkrečiai sako visata jums per šitos skaičius, ne? Taigi, dabar... Ir taip pat, kol perėsim prie dvejetuko, ne, čia kas vyksta, ne, va jums kiaušiniai, va jums viltai, va jums vandenukas, o jau tešlą susiplakit patys, ne, čia vienetukas, čia dvejetukas, čia penketukas ir pasidarykit savo rezultatą. Išmokim, kaip sakoma, teisingai pasinaudoti viso to, ką mums duoda visata ir kokia informacija ateina per žmonės. Ačiū, Edita, tęskim toliau. Tai va, aš noriu pasakyti, Loreta, tau labai didelį ačiū, nes mano sesė, kaip žinot, kas nežinot, yra parapsichologė, ne? Tai yra be galo, žodžiu, gilus darbas su savim, žodžiu, su praeitim. Aš nesiplėsiu apie tai, tiesiog... Ir jeigu kam kyla klausimų, kad vis tiek dar neaišku, kas ir kodėl, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju kreiptis į ją, nes ir aš pati kreipiausi, radau atsakymų savo ir labai dėkinga už tai ir tikrai nemažas būrys kreipėsi už tai, aš labai labai džiaugiuosi, kad aš turiu tokią sesę ir kad mes kartu esame, kaip sakyti, vieno kraujo, vieno sielos. Ir viena komanda, ne? Viena komanda, taip. Pasitarnauti žmonėms. Tikriausiai, Edita, tu mane pristatei ne šiaip savo, nes aš pastoviai kartuoju žodį visata ir žmonės, kurie manęs nepažįsta, galvoja, apie kokią čia visatą jinai kalba. Tai va, ačiū už gražią pristatymą labai.
Taigi, mėlyjei, dar pradėkit rašyti klausimus, ne, apie skaičius, kad aš galbūt eigoje jum galėčiau ir atsakinėti, ne, jeigu sutaps, ta prasme, mano pasakojimas apie tai, ką kalbu, bet vėlgi pradėkit rašyti klausimus, ne, apie skaičius. Dabar, jeigu mes matome dvejetą, ne, vėlgi kaip paraleliai eina vienas, iš paskos eina dvejetas. Ne? Kas yra dvejetas visų pirma, jeigu jau pamato, dvejetas yra, kaip sako, du, ne? Tai yra du žmonės, tai yra pora, tai yra partnerystė, ne? Tai visų pirma pradedam dairytis, kas šalia mūsų yra, ne? Koks artimo žmogus, koks yra ryšys mūsų su juo, kaip mes bendraujam, ar laikas mums, žodžiu, kalbėtis rimtai, ar kaip tik laikas sueiti porą, ne? Galbūt yra žmogus šalia mūsų, sakysim, mūsų aplinkoj, su kuriuo mums laikas sueiti porą, ne? Tapti pora, arba kaip tik galbūt laikas pasakyti ačiū ir išsiskirti, ne? Tai vat labai dvejetas, žinokit, kaip sakau, tiesiai beda į skaudamą vietą arba kaip tik į tą malonę vietą, būtent per porą, ne? Per partnerystę. Lygiai taip pat dvejetas yra ir partnerystė dalykiniai srityje, ne? Ta prasme, galbūt mūsų reikia mūsų darbo kolektyve, mūsų šeimoje, mūsų aplinkoje, kada mes galim kažką palaikyti, kažką įkvėpti, tapti kažkam užnugariu, ne? Jeigu, sakysim, vienetas yra individualistas ir jisai eina į priekį non-stop, jam nereikia nei pritarimo, nei palaikymo, jis pats individualiai priema sprendimus ir pats prisiema atsakomybę. Nebūkim malonus, jau tada ir prisiimkime, ne? Tai dvejetas. Jo, magas, jo labiau jis valdo visas 4 stichijas ir jam kliūčių nėra, ne, jeigu mes stipriai atsistojam į lyderio poziciją. Tačiau dvejetas, vat priešingai vienetui, ne, jis visada klaus, jis visada lauks pritarimo šalia esančių žmonių, ne, galbūt ir jum, kaip sakė, dvejetas ir kalba, kad laikas atsisukti į šalia esančius, ne, galbūt padėti kitam, išeiti, paskatinti jį, ne, tapti tuo tikru draugu, motivatoriu, užnugariu, šeimoje, ne šeimoje, kolektyve, nesvarbu, kuris stumia palaiko kitą, ne. Tai yra labai svarbus dalykai, dvejetas visada apie tai kalba. Kitas dalykas yra, galbūt atėjo laikas tapti tikrų draugų, tuo tikru draugu, su kuriuo galima eiti į priekį, ne, kuris veda, kuriuo galima pasitikėti, būti tuo draugu empatu, ne, kuris girdi, kuris išklauso žmogų, kai jį kreipiasi, ne savaime aišku, ką jis ten kalba, bet tiesiog girdėti, nes dvejetas labai skatina būtent eiti į emocijas, ne, ar tu girdi žmogau, ką aš tau noriu pasakyti, ar tu girdi, ką tau sako šalia esantis poroj ir partnerystė, ne, dvejetas labai stipriai kalba apie būtent šitą dviejų žmonių partnerystę, ne, lygiai taip pat tai yra verslas, ne, lygiai taip pat tai yra darbo santykiai, ar mes girdim kolegą, galbūt jam reikia labai mūsų palaikymų ir mums prieš akis pradeda rodytis dvejetas, ne, žmogaus sustok, nebebėk vienas, bet atsisuk į šalia esantį, ne, eikim dviese, nes pelnas sėkmė yra per dvejetą, ne. Lygiai taip pat yra dvejetas, taigi yra mėnulio energija. O kas yra mėnulio energija? Tai visų pirma yra mūsų tėvai, tai yra mūsų mama. Galbūt kada mes paskutinį kartą paskambino mamai, kada mes jai pasakėm gražų žodį, galbūt visata prašo atsisukti ir pasirūpinti mama, savo tėvais, kada grįžom namo, kada aplankėm, žodžiu, gimtinę. Čia yra labai rimti dalykai. Ta prasme, sakau, tas dvejetas yra jis ir platus ir kiekvienam individualiai, ne, jisai yra paduodamas, kaip aš sakau, visą tą kalbą, ne? Tai labai atkreipkite dėmesį į šitą, taip pat dvejetas intuicija, ne? Jūsų nuojauta, intuicija, nežinot, kaip pasielgti, pradeda po akim rodytis dvejetas, nesvarbu, ar 2, ar 3 dvejetai, ar 1 dvejetas, ir kai pradeda šokinėti, žinokit, atsisukam į vidų, žodžiu, kaip aš sakau, ir klausom vidaus, ne, norim mes to daryti ar nenorim, patinka mums tai ar nepatinka, tada mes ir einam į priekį, ne, tai yra labai svarbu. Ir dvejetas dar yra labai daug abejonių.
Ne? Kai dvejetą pradeda rodyti, žinokim, kad mes labai pradėjom abejoti ir mes iš vietos neišjudam ir mus gali užlieti baimės, nepasitikėjimas savim, žodžiu, ir niekur ne iš vietos. Tai vėlgi dvejetas prašo atsisukti save, daugiau pasitikėjimo savim, daugiau drąsos ir žodžiu, judėti prieki. Vėlgi dvejetas gali reikšti, kad mums reikia labai įvertinimo. Ne? Galbūt mes labai blogai jaučiamės, ne? Kai mes darom kažką dėl kito žmogaus, o mūsų neįvertina. Savijauta nekokia. Dvejetas būtinai turi būti įvertintas, dvejetas turi būti mylimas ir pripažintas. Tai vėlgi atsisukim į šalia esantį. Ar mes padėkojam, ar mes įvertinam už žmogaus pastangas. Tai va, sesė, ačiū tau 1000 kartų už tavo laiką, už tavo dėmesį, už tavo žinias, už tavo palaikymą, todėl kad dvejetas yra pora. Ne? Dvejetas tai yra du žmonės, kurie eina į priekį. Tai va, noriu tau taip pat padėkoti už tą tavo partnerystę ir ne veltui mes tikriausiai gimėm šalia viena kitos, kad mes per visą gyvenimą, kur mes bebūtumėm, ar tai vaikų darželis, ar tai mokykla, ar tai šokiai, diskotekos, ne, mes visą laiką viena šalia kitos ir aš neįsivaizduoju gyvenimo, kaip aš galėčiau gyventi be tavęs, nes tas buvimas dvejetukė ir kas mus pažįsta ir iš FM kompanijos laikų ir dabar visą laiką mes kartu ir palaikom vieną kitą ir tas man pats brangiausias žmogutis žemėje, kokią aš esu turėjus artimą sielą. Tai ačiū tau už tavo partnerystę ir bendrystę taip pat. Ir žiūrėk, kaip tik labai įdomus klausimas apie dvejetuką. Ir tarp kitko, kai mes šnekėjome apie dvejetuką, kai tu sakei apie ar mes dažnai padėkojam, ar mes dažnai pastebim kažkokius gerus dalykus aplink save ir kada paskutinį kartą buvau pas mamą, vakar buvau pas mamą, aplankiau ir kepėm kartu bulvinius blynus ir aš tai darau kiekvieną trečiadienį, dabar pasiskyriau dieną, kad būtinai mažiausiai valandą laiko aš pas mamą važiuoju. Ir kartu mes padarom valandinius pokalbius, ne, vakar nenorėjau trukdyti, nes žinau, kad buvau užsiemusi ir dar mokinomės ACA kursams, ne, buvo stipri diena, tai bet tu irgi kartu visada su mumis ir dar apie tą, ar mes tikrai visą laiką padėkojam. Prisiminkime vieną dalyką, kaip aš sakau, būti dosniu visada apsimoka, nes kas iš mūsų išeina, tas mums ir sugrįžta. Jeigu mums trūksta padėkos, jeigu mums trūksta gerumo, jeigu mums trūksta kažko tai gyvenime, reiškia, kad mums trūksta gerų karminių taškų, reikia pirmą atiduoti kitam, kad jie grįžtų atgal. Ir žiūrėk, koks labai įdomus klausimas buvo, nežinau, kaip tu. Prieš laidą bendravau su sesė gimusią, kaip ir aš, 20 dieną, o mūsų vyrai gimė 5 dieną. Bet būtent tas 20-ukas man, gal tu turėtum ką nors pasakyti? Taip, geras klausimas, ačiū labai už klausimą, labai laiku ir vietoje, apie 5-tuką vėliau. Kas yra 20-tukas? Ta prasme, kas yra konkrečiai 20-tukas ir kas yra 0 pridėtas prie skaičiaus? Ne? Jeigu kalbėti apie 20-tuką, tai čia vat, būtent ta šeimos bendrystės tema yra žymiai plačiau. Reikia rūpintis ne tik savo vaikais, žodžiu, vyru ir sesė, bet ir tėvais, giminaičiais plačiau. Ne? Jeigu galim, padėkim jaunimui kažkokią finansinę paramą, galim aplankykim dėdukus, tetulytės, žodžiu, padėkim, ką galim, nes būtent gerieji karminiai taškai, vat pantrinsiu Loretai, 20 dieną gimus yra užrūpinimasi giminė. Žinokit šitą dalyką, turit jungti, taikyti, bendrauti, važiuoti, organizuoti kažkokias, žodžiu, šventes, giminių susitikimus, nes jūsų karma 20 dienos, mėlyje, atsiminkit, iš karto, kaip aš sakau, deda daug pliusų vien už jūsų šitos gerus darbus giminiai. Tai va, o jeigu kalbėti apie 0, ne, ką jis duoda, tai 0 yra labai stiprus ženklas. 0 yra viskas arba nieko, ne? Arba tu gali viską, arba tu negali nieko. 0 yra, kaip aš sakau, komforto zona, ne? Tokia žmogus turintis 0 gali, kaip aš sakau, išstrikti toj komforto zonoje ir, pavyzdžiui, 10-tukas ar 20-tukas, ne? Ir jisai, aš negaliu, nes aplinka yra stipresnė už mane. Teisingai, kaip sako, visata sako, tu teisus, tu negali, bet, kaip sakoma, ir nesiskųsk. Ne? Tada, jeigu mes vis tik randam tų savo vidinių stiprybių išeiti iš tos komforto zonos ir pasiekti daug,
o su 0 žmonės gimė yra labai ypatingi, myliai, žinokit šitą dalyką. Esat be galo talentingi, be galo stiprus, ne? Ir reiškia, iš to 0 išeiti jum yra labai lengva. Ta prasme, iššūkių taip, bus daugiau su 0, nes kol mes jį išlukštenam, ne, tai vis tik reikia daug darbo, pastangų su savim, tačiau ir, kaip sakau, rezultatas iš visatos yra tikrai geras ir malonus, ne? Tai va tikrai visada linkiu užstrigus pradėti dirbti su savim. Tai kažkoks buvo klausimas, dabar neprisimenu, bet kol prieisim prie trejetukų, labai gražų komplimentą gavom, kokios jūs fainos esutės. Taip kad noriu pasinaudodama šitą progą perduoti linkėjimus visoms sesutėms pasaulyje, visiems broliams pasaulyje, nes turėti artimus ir gerus santykius su savo broliukais ir sesutėm tai yra pats fantastiškiausias dalykas, kas gali būti gyvenime. Todėl, jeigu esate šalia, apsikabinkite, jeigu nebūtinai šiandien parašykite žinutę, pasveikinkite, nusiųskite, ar tai bučinuk, ar tai širdutė, ar tiesiog labas vakaras, pasakykite ir laukite jų dėkingumo atgal. Netgi ir susipykę, atsiprašykite, teisūs, neteisūs, jokio skirtumo, nes meilė ir tarpusavio ryšys yra stipriau už viską. Pritariu teisingai. Taip, dabar jeigu matome mes 22, ne, vėlgi, kaip aš sakiau, kaip 11, taip ir 22 yra valdantieji skaičiai, ne, tai vėlgi yra kita reikšmė, tai vėl, kaip aš sakau, yra kilimas aukščiau, ne, dvejetas, žodžiu, dar yra 22, jeigu kalbėti, ne, sudėjus būtų 4, tai yra toks daugiau materialus, žodžiu, skaičius, ne, tai va 22 yra būtent geri darbai per materialumą. Vat būtent 22, žodžiu, reiškia skatina jūs padaryti kažką, sukurti projektą, nu, nežinau, pastatyti suoliuką galbūt prie jūsų, žodžiu, bažnyčios, ne, jūsų parką, kažkokį materialinį darbą padaryti, galbūt atremontuoti vaikų namus ar kažkur tai, jeigu galite, ne, būtent padaryti kažkokį materialinį matomą darbą, ne, kuris duotų naudą kitiems žmonėms ir per tai visata jum gražins, žodžiu, finansiškai iš karto padidės jūsų, kaip aš sakau, gausa ir gerovė, ne? Tai va, žinokit šitą, jeigu matot jau 2, reiškia, galvojam ne vien apie save, kaip uždirbti man, bet ta prasme, ką aš galiu padaryti, kad uždirbtų kiti žmonės arba, sakysim, paukoti kažką, pafinansuoti, ne? Ir už tai visata, žinokit, jum gražins iš karto 10-eriopą ir 20 kartų. Turiu klausimą, beilės. Naudojasi teisę paklausti beilės. Ir, nes aš esu pati 22 ir skaičius 4, ne, tai čia grinai kalbėjo apie mane, atsišokė kiekvienas žodis ir būtent materialinius dalykus. Ar sukurti grupę irgi yra kažkoks materialus dalykas, kurioje aš taip pat bendrauju su žmonėmis artimiau ir dalinuosi tomis įžvalgomis arba tais gyvenimo supratimais, savo žiniomis, ką aš esu sukaupusi, intimiau negu kad va, šiaip paprasta aplinka išgirsta. Ar tai irgi įeina grupės kūrimas į tos dalykus materialius, kuriais aš galiu būti dosni su aplinka? Žinoma, Loreta, vienareikšmiškai, tai tu darai darbą tą, kuris duoda, galbūt neatrodo dabar šiandien dienai, kad tai yra materialiai apčiuopiama, bet tavo darbas yra duodamas dėl kitų žmonių, tai yra idėja, tai yra grupė, tai yra tavo, kaip aš sakau, žinios, tavo laikas skirtas, energija žmonėm, ne? Ir per savo tą darbą natūraliai visata tau gražina, žodžiu, finansais, ne? Tai, žodžiu, ačiū tau ir, žodžiu, tegul tokių žmonių būna daugiau. Ačiū, nes tikrai noriu pasakyti, nes iš tos grupės, kur esame Alchemija, kas esat, nežinau, gal žiūrit, irgi padėkit savo širdutes, nes tiek pasiekimų, tiek merginos pašokusios ir išplėtusios save ir daro tokius darbus, apie kuriuos prieš 3 mėnesius net nesvajojo. Ir kokius jos gauna rezultatus, tai man belieka tik tai stebėti ir žiūrėti ir kurti naujas grupės, kad būtų kuo daugiau sėkmingų žmonių. Ačiū labai. Tai va, ir tau visata gražina, nes tai yra projektas, tai yra veikla dėl kitų žmonių. Tu nedarai vien tik dėl savęs, tu darai, kad
tai pamatytų kuo daugiau žmonių ir visata jau tai įvertina tavo, žodžiu, šitą darbą, nes Padėti kitiems būti sėkmingiams. vienareikšmiškai 22 tai jau yra ir mokytojas, ir žinios, ir, žodžiu, dvasingas kelias, ne? Nu, va, Tai žiūrėk, va. dar va, kaip tik va, esam iš alchemijos, Loreta daro stebuklus visų jūsų pagalba kartu, ne? Bet man vienas malonumas dalinti savo energiją, nes jinai pasitarnauja geram. Ačiū Jums, merginas, Jūs taip pat stebukladaris. Matau klausimą, ką sako 12 ir 30. Atsakau todėl, kad išsišoko prieš akis, reiškia, turiu atkreipti dėmesį, ne? Tai va, jeigu kalbėti apie 12, tai vėlgi sakau, mėlyjeji, imat vieneto, imat dvejeto energijas, ne, bandot sulipdyti, sužiūrėti, kur jum rezonuoja, bet dar ir 12 yra ir trejetas, ne, apie trejetą aš toj pakalbėsiu, plus 30 vėlgi yra 3 ir 0, ne, apie 0 aš jau kalbėjau. Tai žodžiu, vėlgi dėliokit šitą visą, kaip aš sakau, skaičiuokit, dėliokit, žiūrėkit, kas rezonuoja su jumis, ne, o pats 12 turi savo dar skirtingą energiją, tai reiškia, visata šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu jūs mato 12, ne, galbūt jums reikia, visata prašo sustoti šiek tiek, ne, ir kaip aš sakau, nu, vat kaip tas pakibęs ore, žmogus, ne, apvirtęs aukštyn kojom, ir pasižiūrėti situaciją iš kitos pusės, ne, kas vyksta, kodėl visata, žodžiu, skatina jūs sustoti, ne, priimti sprendimą, galbūt visiškai priešingą tą, kurį jūs galvojat, arba kaip tik apmastyti ir, kaip aš sakau, pakabinti, paleisti tą situaciją, kaip jinai pati išsirutulios, ne, nebesikišti jum patiem ir leisti situacijai pačiai išsirutuliuoti. Tai vėlgi čia yra žodžiu, čia yra jau 12, čia yra visai kita energija, ne. Tai va, mėlyjeji, toliau jeigu kalbėti apie trejetą, ne, trejetas tai yra vėlgi labai labai gražus skaičius. Visų pirma, trejetas eina emocijų grupė, ne, tai visų pirmas skaičius, kuris eina į emocijų grupę, ne. Žiūrim, kaip mes tvarkome su emocijom, ne, trejetas labai imlus yra aplinkos įtakai, ne, aplinkos nuomoniai, veiksmams, ta prasme, žmonių nuomoniai ir labai dažnai trejetas antiek, ta prasme, klausydamas, susirinkęs iš aplinkos, žodžiu, 1000 nuomonių, ne, pats nebežino, kas jis toks yra, ne, nes išsiderinimas yra visiškas, žodžiu, tai trejetą tada labai labai gražiai vėlgi pristabdo, susitvarkyti su savo emocijom, ne, galbūt reikia nusiraminti, pabūti ramiai su savim, ne, išsigryninti savo emocijas ir vėlgi trejetas yra neišeiti į isteriją. Trejetas labai dažnai, kada jis nebesusitvarko, jisai gali, žodžiu, vat, būtent per isteriją rodyti, kad jau jam yra visko per daug. Tai vėlgi, mėlyjeji, priimkim tai, kai ne isterišką žmogų, bet tiesiog, kad jam visko yra jau per daug. Ta prasme, jisai šitokiu būdu, jisai nebesusitvarko, jo emocijos liejasi lauką, ne, ir jisai va tokiu būdu prašo pagalbos, būkim, žodžiu, būkim, ta prasme, nuleiskit man nurimti, ne, tai va trejetam yra pirmiausias signalas susitvarkyti su emocijom, ne, niekas kitas neatsakingas, kaip mes patys, ne, turim padirbėti. Trejetas yra labai labai svarbi saviraiška. Jeigu jau matot trejetą, mėlyjeji, žinokit, į priekį. 3 kartus daugiau negu vienetas, reiškia, einam plačiai, mokomės plačiai, darom veiklų plačiai, realizuojam save plačiai, tol, kol mes atrasim tą veiklą, kuri mus tikrai, kaip aš sakau, veža, daro laimingus, ne. Trejetas tai yra gyvenimo džiaugsmo skaičius. Jeigu mes pametėm gyvenimo džiaugsmą, užstrigom kažkur rutinoje, einam visur pilka, juoda, nuobodu ir mums pradeda šokinėti prieš akis trejetas, mėlyjeji, žinokim vieną. Grįžtam į gyvenimo džiaugsmą, sustojam, ta prasme, atsisukam į dangų ir padėkojam už viską, ką turim, ne, reiškia, pradedam kurti, pradedam svajoti, pradedam veikti. Trejetui labai svarbu būti linksmose vietose, būti vietose, kur yra daug žmonių, ne, nes trejetui viskas yra įdomu. Pas jį nėra ten mylimų, nemylimų, jam yra įdomu,
Ne? Tai va, reiškia, trejeto žingeidumas turi būti, kaip pasakau, pasotintas ir trejetas žmogus, kuris mėgsta ir organizuoti šventes, ir dalyvauti, ir trejetas turi būti įvertintas, trejetas turi būti mylimas, trejetas myli aplodismentus, jeigu jau moteris eina su trejetu, tai žinokit, turit, kaip pasakyti, moterį, kuriai dėmesio reikia tikrai. Ir va tada bet kuris žmogus su trejetu pražįsta iš karto. Ne? Reiškia, jis yra įvertintas, kaip dvejetui reikia pripažinimo už jo darbus, taip trejetas turi būti mylimas. Jeigu trejetas pasijunta, kad nemylimas, jisai niekur neis ir nieko nedarys. Ne? Vėlgi, trejetas dar yra ir finansinis skaičius, bet finansai, mėlyje, pabrėšiu, iš trejeto eina tik per džiaugsmingą veiklą. Per veiklą, kad ir pavargstam, bet jinai mums yra maloni. Va tada jums eis finansai. Ne? Tai toks pakankamai, kaip aš sakau, išraiškingas, žodžiu, daug visko ir įdomus, kūrybingas skaičius. Pritarsiu, ačiū seserį, kaip tai va čia buvo komentaras, nes absoliutus trejetukas, gimus 3 dieną ir 12 dieną, tai irgi 3 skaičius, nes sudėjus visiškai apie mane. Ir dar jeigu apie save, tai va trejetukas, esu Jupiterio vaikas, ir man trejetukas irgi pagal Jupiterį išeina. Ir gyvenau name, kuris buvo numeris 3. Tai šitiek linksmybių, šitiek svečių savo gyvenime ir šitiek pinigų dar nebuvau mačius, kaip gyvendama trečiam numerį. Jeigu jums tai atsiliepia, parašykite, padėkite kokį 5 parašykite, ne? Arba daug trejetukų, kad būtent šitas skaičius yra toksai linksmas, energingas, žvalingas, draugingas ir visoks ingas. Trejetui labai svarbu gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo šventės ir žodžių kūryba. Ne? Matau klausimą dėl suderinamumo. Mėlyje, suderinamumą aš čia šiandien tikrai nedarau, tai visų pirma yra skaičiavimai, ne? Ir tai užtrunka laiko, tai yra kreipkitės tik asmeninę žinutę, tai yra mokamai, nes pasižiūrėti aš dabar galiu, bet jūs prašot suderinamumo, o tai yra 2 skirtingi dalykai. Ne? Tai ne šios dienos tema. Tai va, dabar jeigu kalbėti apie mūsų sekantį skaičių, apie 4, ne, tai 4 jau yra diena ir naktis nuo trejeto. Ne? Jeigu trejetui visko reikia daug ir būti centre gražiai, mylimai ir, žodžiu, mėgstam aplodismentus, tai 4 yra stabilus, organizuotas, darbštus, namai, darbas, namai. 4 yra labai svarbi materialinė bazė, 4 nereikia visų šitų linksmybių ir kaip sakau, pramogų, jam labai svarbu turėti gerus namus, susikurti materialinę bazę, turėti šeimą ir, žodžiu, bet 4 yra labai atsakingas žmogus. Tai vėlgi yra, jeigu žiūrėti, yra ir Uranas globoja, ir Saturnas. Ne? Saturnas paleitavo tokį praktiškumą, teisingumą, tai yra ir žemės sritis, ne? Tai yra ir, žodžiu, darbas, sakysim, ir gėlių srity, ir sodė, ir, kaip aš sakau, visur, kur yra žemė, gamta, ne? Tai yra labai stiprus ryšys. Ir 4, sakau, va toksai, jisai jau stabilus, ramus, žodžiu, atsakingas. Ir jeigu jau matot 4, tai yra dėmesys visų pirma, materialinė bazė, ką žmogau darai, kad susikurtum gerą materialinę bazę, kelk užpakalį, kaip aš sakau, judėk į priekį. Ne? Gali lygiai taip pat, kaip sakyt, visada kalbėti apie darbo keitimą. Ne? Jeigu 4 krenta po akis, apie darbą, ne? Apie veiklą, galbūt laikas keisti darbą, imti savo individualios veiklos. Tai yra finansinis reikalas visų pirma. Antras dalykas, atsakomybė jūsų šeimai, partneriui, duotus įsipareigojimus, kaip mes vykdome, ar mes tik tai kalbame, ar mes realiai dirbame. Ir trečias dalykas, tai yra sveika. Mėlyje. 4 matot, žinokit, kad SOS, ne? Jeigu ypač nugaros skauda, žodžiu, įtampa didelė, dirbam daug, nemokam atsipalaiduoti. Ne? Saturnas čia labai stipriai reiškiasi. Tai labai pabrėžti, kad čia Saturno savybė. Saturnas labai save sustatom į rėmus, ne, kaip sako, įkinkom save taip, kad užmirštam, kad mes esam žmonės ir mums reikia poilsio. Tai tada iš karto einam, ta prasme, į sporto salę, einam masažą, einam į pirteles, žemiškus kažkokius darbus, dirbam fizinius, aš turiu minį darbus,
kad nuimti, žodžiu, krūvį nuo galvos ir kad pasijustumėm fiziškai gerai. Nes ketvirtas turi savijauta fizinė, ketvirtų yra numeris vienetas. Numeris vienas, ne? Matot ketvirtą, susimastykit, kaip jaučiatės, kokia savijauta. Tai tiesiog baksnojimas yra, ne, į jūsų sveikatą. Tai žiūrėk, kaip tik klausimas, pažįstu žmogų gimusi 4 dieną, kuris visais būdais vengia atsakomybės. Tai kaip tik jam ketvirtukas ir yra, kad pradėjo imtis atsakomybės, ne, nes kitaip tu ramybės neturėsi gyvenime, Saturnas nepaliks tavęs ir nepraeis pro šalį. Oi, kiek čia karminių reikalų, to pas tokį žmogų, kuris daro, ta prasme, jis eina į priešingą savo energiją, ne? Tai bet kaip gali žmogus gyventi gražiai, harmoningai ir būti laimingas, jeigu jis eina į minusinę savo energiją, ne? Tai mėlyje iš karto atkreipkim dėmesį į savo skaičius, ne? Ypač gimimo dienos, kokį skaičių turime. Vieną skaičių turiu, 2 skaičius, sudėjus, ne, koks gaunasi skaičius. Ką mums kalba visata per tą skaičių? Jeigu blogai jaučiamės, kodėl mes taip blogai jaučiamės? Ar mes vykdom tai, ką mes turim pagal šitą skaičių daryti? Nežiūrėkim į kitus, nekaltinkim kitų ir kaip sakyt, nesmerkim, bet atsisukam į savo gimimo datą, pasiskaičiuojam savo, žodžiu, karminę misiją arba šio gyvenimo misiją ir pradedam galvoti, dirbti tuo klausimu. Dar kaip su mumis gražiai kalba visata, kai kalbėjai apie ketvirtuką, aš irgi buvau tą pastebėjusi ir parašė mergina, 44 sekundės žiūri šį laivą, dabar jau daugiau, bet būtent tuo momentu, kai kalbėjom apie ketvirtuką, 44, kaip su mumis kalba visata, tai tiesiog yra fantastiška pamatyti, kai tu eini koja kojon ir darai tai, ką reikia, kai esi sinchronė su savo aukščiausiais vadovais, ne? O žinot, ką reiškia 44 dar, jeigu kaip 1-1-2-2, 3-3 ir 4-4, ketvirtas tai yra angelai. Visiškai, žodžiu, angelai stovi šalia ir ta prasme žiūri, kaip mes dirbam ir pritarė mums. Ne? Tai priimkim kaip ženklą iš dangaus, nes 44 pamatyti, žinokit, tai yra tikrai stiprus labai ženklas. Ne? Visatos ženklas, kad tu žmogau esi ne vienas, kad tu darai teisingai, ne? Teisingai supratau, kad mes ką tik tai gavom palaiminimą. Fantastinis jausmas. Tai va, dabar jeigu kalbėti apie penketuką, atsiprašau, matau klausimą. Aš perskaitysiu tokius, kur bus tau aktualesni, kad eitumėm pagal temą. Tai va, septynetuką mes dar daisim. Čia matau 7, tai už tai ir toliau kalbu. Jeigu kalbam apie penketą, ne, tai va, ketvirtas ir penketas kaip ir vienoj grupiai. Tai yra fiziniai skaičiai, ne, bet diena ir naktis. Jeigu ketvirtas fizinis yra per sveikatą, per darbą, ne, skaičius, tai penketas yra per bendravimą. Penketui reikia daug visko, bet jis labai panašus su trejetu yra, ne? Tai yra daug veiklos, daug bendravimo, daug žmonių, daug draugų, ta prasme kelionės, tai yra studijos ryšiai ir penketas labai nemėgsta monotonijos, ne? Jeigu jau pamatėt penketą savo kely, žmogau visų pirma, lysk iš rutinos. Užstrigai rutinoje, užstrigai monotonijoje, nebetobulėjai, nebeini prieki. Penketas visada skatina, ieškok naujos veiklos, ieškok naujų draugų, ieškok naujų ryšių, keliauk, judėk žmogau. Ta prasme, pažinimas, platesnis judėjimas. Ne? Penketas vėl kalba apie pačią, sakysim, veiklos keitimą, darbo keitimą, ne? Nes penketukai visada prašo, netinka toj srityje, ne, galbūt jaučiamės blogai, matom penketą, judam iš ten, ne, judam ten. Vėlgi, jeigu sutikot, labai noriu pabrėžti, susipažinot ir rodo penketą, ne, nu, atsakysim, ar į porą sueinat, ne, arba, nu, gal ne į porą, bet galvojat, žmogus čia jūsų ar ne jūsų, ir jūs susipažinot ar 5 dieną, ar 5 aplink, tai žinokit, kad šitas žmogus jums bus geriausias draugas, bet ne pora. Nemaišykim šito, nes penketas jis sunkiai išlaiko santykius, jis eina daugiau į tą paviršutiniškumą. Ne, aš nekalbu, kad žmogus yra lengvabūdiškas, bet tiesiog penketas galbūt jums davė tą žmogų, ne tam, kad jūs su juo atrastumėt kažką naujo, galbūt sukurtumėt veiklą, kažkokią pažinčių daug, gautumėt daug patirties ir per tai judėtumėt į priekį, tobulėtumėt patys. Ne? Tai vat, penketas toksai yra, kaip aš sakau,
nepastovus visiškai ženklas, tai yra visiškai nenuspėjamas ženklas ir visata kalba apie permainas ir pokyčius. Pamatėt penketą, žinokit, kad kažkas tikrai bus, tai arba patys judėkim, arba vis tiek kažkokia permaina bus mūsų gyvenime. Mano mažasis sūnus penketukas, taip kad siurprizą aš jau iš jo jau pradedu gauti ir visiškai negali nuspėti, kurią pusę jisai čia pasuks. Ir kitas dalykas, penketukas tai yra, ne, kai žmogui reikia, vieni eina į gylį ir kapstosi gilėje, ne, bet tik tai vienas rytį pasiėmė, o penketukai tik reikia daug ir visko, ne, ir paviršutiniškai, bet reikia visko daug, visko reikia plačiai. Taip, čia yra Merkurijaus ženklas, tai va penketukai, kaip pasakyti, vėlgi dar ženklas, kad žmogau kantrybė tavo kur dabaigti iki galo, ne, gal mes prisigrebėm 58 veiklas ir va taip ir pasibaigė, ne, o daeiti iki galo kantrybės labai dažnai pritrūkstam, taip kad penketukai, žinokit, kad jau penketas jūsų prieš akį, žmogau dabaig viską iki galo irgi, ne, tai nereiškia, kad bėgam, griebėm. Penketas su namu, va dabar pokim klausimas, tai lygiai taip pat tai yra daug veiksmo, daug judesio, žodžiu, išeina, pareina, ta prasme, tai daug, sakau, aktyvaus gyvenimo kaip ir trejete, taip ir penkete, ne, tai yra daug bendravimo, daug žmonių, daug skambučių, daug atėjimų į svečius, daug išėjimų, ta prasme, gali būti ir krausimusi daug, ir pirmin atgal, ir nuomininkai, ir šeimininkai, žodžiu, ir tas namas gali tikrai matyti labai daug visko. Tai čia yra penketo jau, žodžiu, kaip energija ir tam name nuobodu niekada, mylėjai, nebus. Čia jau yra penketas ir tu nežinai, ko tikėtis, žodžiu. Kas pabels į duris, ne? Kas į duris pabels ir kas su kokia ateis, žodžiu, situacija pas tave ir dėl ko, žodžiu, kreipsis. Tai va, čia yra penketukai. Ar įdomu, dėkite širdutes, kam įdomu, parodykite savo dėkingumą Editai už tokias pastangas, nes man tai labai įdomu klausytis, aš galiu padėti 10 savo širdučių, tiesiog palaikymui. Tai va, mėlyje, žodžiu, penketuko santuoka mėnesio 5 dieną. Susitokia matyti 5 dieną. Bet vėlgi, mėlyje, reikia žiūrėti, kokį mėnesį tuokėtės, koks, žodžiu, čia biški giliau jau reikia, ne? Bet, ta prasme, 5 dieną susituokus, ta prasme, nuobodu nebus. Aš turiu meni, kad jau nuobodžiai tikrai negyvensi, ta prasme. Jau į kurią pusę svarstyklės krypsti jau nuo jūsų priklauso, bet nuobodu nebus. Jo, bet ta prasme skatina visą tą kartu keliauti, judėti, žodžiu, ir kartu stengtis išlaikyti, žodžiu, santykius, kad jie nenueitų į tą, žodžiu, paviršutiniškumą, lengvabūdiškumą, ne, bet vis tik atsisukti vienas ir kitą ir kartu keliauti, tobulėti, mokytis, bet būtent poroje jau, ne, tai jum penketukas iš tos pusės jūs labai gražiai labai skatina ir stumia. Tai va, žodžiu, toliau, jeigu kalbėti apie šešetuką, ne, kas yra šešetukas, tai šešetas... Ar matai, kiek širdučių prizintė žmonės tau, kokia padėka širdutės? Ačiū jums labai, mėlyje, labai dėkinga. Ačiū, kad tikrai šitaip gražiai atsiliepėt, man tai labai svarbu. Jūs patys nuostabiausi draugai visoje visatoje. Čia tikrai patys pačiausi penketukai ir, žodžiu, tikriausi draugai. Labai ačiū jums. Tai va, žodžiu, ačiū Loreta, kad parodė, nes kai pradedu kalbėti, kitą kartą pati nebegaliu sustoti. Ne? Tai va, mėlyje, jeigu kalbėti apie jūsų šešetuką toliau, tai šešetukas kaip ir aštuonetas yra karminis skaičius. Ne? Tai va, 2 skaičiai, kurie visata kalba būtent per juos, ne? Kai reikia rimtai truputėlį sustoti. Ne? Šešetas šiaip yra be galo šeimos skaičius, tai yra poros skaičius, tai yra, kaip aš sakau, tokio meilės, harmonijos skaičius, ne, kai yra ne veltui Venera lydi šešetuką, ne, kaip aš sakau, penktadieniais mūsų mergaičių diena, tai yra ir susitikimas su merginom, ne, bet tai turi būti per harmoniją, per meilę, per diplomatiją, ne, šešetas jis toks labai yra
kaip aš sakau, atsakingas, šeiminiškas, vat labai panašu į ketvirtą, ne, ir sakysim, ir dvejeto energijos, tai yra ir pora, ir atsakomybė, ir rūpinimasis, ir šešetas kartais, kaip aš sakau, vat jeigu pradedat matyti šešetą, tai dėmesys yra į šeimą, ne, jūsų konkrečią šeimą, ne, ir kaip ten vyksta reikalai, ar mylim, ar patariam, ar globojam, ar stengiamės dėl šeimos. Visų pirma, šešetas, ne, galbūt yra ir vaikinam ženklas, galbūt laikas jau kurti šeimą, laikas pasipiršti, tarp kitko, mylieji, Veneros, žodžiu, jeigu norit, planuojat vestuves, būtent geriausia vat per Veneros dieną, ne, tai kad būtų šešetas, tai kad būtų 24 diena arba 15, ta prasme, sudėjus, kad būtų šešetas, ne, arba tai būtų penktadienis, mielosios, tai yra tobula. Penktadienį sukurti šeimą. Tai yra antiek stipru, antiek Venera globoja, žodžiu, šitą dieną. Taip, kad, aišku, geriausia dar ir, žodžiu, asmeniškai pasikonsultuoti su žmogum, kuris žino, todėl, kad būna kai kurios dienos, kurios, nėra labai dėkingos, ne, kad ir Veneros diena. Vėlgi kiekvienas žmogus turi savo, žodžiu, periodą, ne, sakysim, kuriam galbūt ne jo periodas dabar yra, ne, ir, ta prasme, daug niuansų yra dar dėl šešeto, bet tik noriu pabrėžti, kad penktadienis sutuoktuvės, penktadienis sužadėtuvės, penktadienį pasimatymai, tai yra tobula, tai yra, labai gražu, nes tai yra meilė, ne, šešetukas tai yra visų pirma meilė, ne, galbūt jau laikas mylėti, galbūt laikas, žodžiu, parodyti savo jausmus, pasipiršti, ne, žodžiu, čia toks labai, arba gims kažkoks ženklas, kaip ir, ir nėštumo gali būti, ir vaikelio gimimas, būtent šeima, ne, susijungimas. Kartu yra šešetas, karminis skaičius eina, jeigu, sakysim, mes turim mėnesyje šešetą, ne, jeigu turim šešetukas eina birželio mėnesį, tai yra labai labai stiprus ryšys su praeitų gyvenimo karma, ne, kaip mes einam, ką mes darom šiame gyvenime, todėl pamačius šešetą, ne, ir jeigu turim gimę esam birželį, ne, mylėjai iš karto SOS. Ką aš darau? Ar aš teisingai einu, ar šalia mane žmogus yra laimingas, ar šeimoje aš laiminga, ar laimingi žmonės su mane, ar aš atsakingai vykdau įsipareigojimų šeimai, ne? Labai labai šitie dalykai turėtų būti atkreipkite dėmesį, ne? Nes tai yra vienas iš karminių dalykų. Dar šešetas yra išskirtinis tuo, kad jis irgi, žodžiu, rodo apie žmonės eruditus, būtent aukštas intelektas, aukštas, žodžiu, ir išmintis, ir, kaip aš sakau, tokie žmonės, jie skatina jūs dalintis šituo, ne? Jeigu dažnai matot šešetą ir tikrai esat mokslo žmonės, tikrai nuoširdžiai prašau, kad pamačius šešetą, ta prasme, yra polinkis padėk kitam, dėl to, kad tu turi galę, tu turi išmintį, tu turi savo aukštą intelektą, duotą visatos, ne, kad tu turi galę padėti žmonėm, ne, neužsidarykim vien į save, dėl savęs, o atsisukim ir į kitą žmogų. Labai yra svarbu šešetukam. Vėlgi šešetas kalba dar ir apie priklausomybės. Neužmirškim šitą dalyką, kad šešetas yra, ne veltui yra sakoma, apverstas devynetukas, ne, tai yra, kai žmogus sukasi tik į save, viskas man, aš, žodžiu, nematau kitų, gyvenu dėl savęs, labai daug egoizmo, labai daug priklausomybių. Tai vėlgi pasižiūrėkim labai stipriai, ne veltui, 3 šešetai lenda į akis, tai SOS iš karto. Labai daug atsakymų. Ir dar kol prieisim prie septintuko, jo jis mane prie septintuko, ne? Taip. Tai tiesiog noriu įsiterpti ir papasakoti įvykį trumpą iš savo gyvenimo apie penktadienio energijas. Ir prieš 12 metų šventėm mano mažojo sūnaus krikštynas ir norėjom planuoti ir planavom Lietuvoje švęsti ir atvažiavom abudu su vyru, su vaiko tėčiu. Išsirinkti jau tą vietą ir suderinti datą. Ir aišku, visi tada švęsdom dar tik tai šeštadieniais ir tik tai šeštadienis pati geriausia diena šventėms ir atvažiuojame, mes jau tą salę radom, tokia jau nusiteikę, viskas gerai, sako, šeštadienį vieta užimta. O ką daryti? Sako, turim penktadienį. Kas čia penktadienį švenčia? Niekas nešvenčia penktadienį, net nuotaika sugedo. Tai gerai, kad yra Angelas Sargas Edita, skambinu sesiai, sakau, yra toks ir toks dalykas, visą laiką norisi pasitarti, ne su kažkuo tai.
Sako, tai švęs penktadienį, koks skirtumas. Dar penktadienį, dar nebuvo numerologė, bet jau viduje buvo numerologė, ne? Sesuo sako, penktadienis tai Veneros diena ir kaip tik sako, dar geriau šventėms švęskite ir viskas bus gerai. Ir aš paklausysiu to patarimo, logiškas, protingas patarimas, nuramino, viskas gerai, salės kitos nereikia ieškoti ir mes taip šauniai atšventėm šitas krikštynas savo sūnaus. Ir įsivaizduojat, šeštadienį buvo vestuvės ir visą dieną pralijo. O mūsų penktadienį saulė švietė, buvo šiltas, buvo nuostabus oras, o šeštadienį mes jau maudėmės pirtyje, tai mums tas lietutis netrukdė, o tie vestuvės, kurie šventė šeštadienį, nes mes matėm tą porą, buvo tikrai gaila žiūrėti, kai nei nuotraukų negali gražių pasidaryti, turi salėje sėdėti ir nosis negali iškišti, taip kad patarimų reikia klausytis, tie, kas žmonės, intuicijos taip pat reikia klausytis, ne? Ir jeigu nežinai, kaip pasielgti, pasiklausk protingo žmogaus, jis tau duos gerą patarimą. Ačiū tau labai ir už mano sūnaus krikštynas ir gražią dieną, ačiū tau taip pat. Ačiū, Loreta, labai pamenu, jos buvo nuostabios ir vaizdiniai net dabar iškilo jo, ta Kernavė, jinai įspūdinga vasaros metu. Tai va, mėlėjai, toliau einam apie septynetą, laikas žiūriu labai greitai bėga, jau valandą kalbam, atrodo tik pradėjome, ne? Septynetas, diena ir naktis nuo šešeto, jau septynetas yra ne buities žmogus, ta prasme, septynetas, jeigu matot septynetą, ne, jums pradeda visą tą kalbėti, reiškia, pradedam, žodžiu, šiek tiek kilti aukščiau, septynetas jau yra dvasingumo skaičius, ne, jau reiškia, atsisukam į savo vidų, pradedam ieškoti atsakymų savo viduje, nebesiblaškom, labai daug gaunu klausimų dėl septynetų, tai vat noriu iškart pabrėžti, kad visų vienas pagrindinių yra atsakymų, atsisukam į save, ne, nustojam klausytis visų iš išorės, pabūnam ramiai, ta prasme, čia yra va toks daugiau atsiskyrėlio vienišiaus ženklas, ne, tai visą tą skatino, pabūk ramiai, pabūk su savim ir pradėk klausyti savo vidaus, ieškok atsakymų viduje, nes jie tau yra duoti, ne. Kartu septynetas yra ir labai stipri visatos apsauga. Žinokit, jeigu esam kažkokioj va situacijoj ir tikrai nežinom, kaip baigsis, ta prasme neramina, matom septynetų, žinokit, angelai mūsų saugo, ta prasme paskatinimas eik toliau, būk drąsus ir žodžiu viskas yra gerai, tu turi labai stiprią visatos apsaugą, ne, ypač jeigu dar gimimo datose mes turim septynetus, tai žodžiu čia yra, kad ir sakoma, ką bedarytumėm, visata visada septynetą saugo, ne, iš visų pusių, tai kartais septynetas būna biški palepęs, nes apsauga visatos visada yra bet kokiu atveju. Tai vienas iš tokių gerų ženklų. Ir trečias dalykas, septynetas yra ir labai, kaip aš sakau, toks mokslinis skaičius, analizės skaičius, išminčiaus skaičius, kuris labai, žodžiu, ir vienatvė mėgsta ir ramybę, ir tylą, ir pasikapstymą savyje, teorijų, žinių, žodžiu, įsisavinimą, tobulinimą, mokymasi, tai žodžiu, septynetas turi viską, kaip aš sakau, į save. Tobulinti, investuoti, mokytis, daryti, tai matot septynetą, vėlgi pagalvokit, galbūt laikas pradėti kažką studijuoti, keisti profesiją, žodžiu, eiti dvasingumo keliu, ieškoti savo tiesų, savo religijų, savo teorijos, jungti kažkokias tai teorijas, ne, bet truputėlį, ta prasme, apjungti ir žiūrėti, kas iš to gaunas. Čia jau nematerialus skaičius visiškai, ta prasme, ir septynetą, jeigu matom, tai vėlgi yra, žodžiu, mūsų visatos kalba apie tikslą, ne? Ar mes nepametėm tikslo, mėlėjai? Jeigu prasideda apatija, tingulys, nežinom, ką veikti, septynetas po akim vaidenasi, tai šiuo atveju visata ir saugo, bet iš kitos pusės sako, mielasis, mieloji, kelkis naują tikslą, ne? Nebūtinai, kaip aš sakau, lėkti į Ukrainą ir nuraminti ten karo, ne? Bet išsikelkim tokį tikslą, kuris mus motyvuos, ne, kažką naujo padaryti, kažką naujo išmokti, galbūt, kaip aš sakau, nueiti į kirpyklą ir pasikeisti šukuoseną. Tai jau irgi yra tikslas, ne, tai kiekvienam yra savo, labai labai atkreipkite dėmesį, kaip jaučiatės, ką tuo metu veikiate, ne. Tai vienas būtų iš tokių pagrindinių septyneto. Ir septintukas, man beklausant, yra labai panašus į vienetą, ne, savo rašymą, tik tas snapelis aukščiau pakilęs, ne, didesnė misija, ne vien tik apie save, bet jau
Tai va, labai, ačiū Loreta, labai teisingai mastai, todėl kad vienetas yra individualistas, septynetas irgi lygiai taip pat yra vienetas, kaip aš sakau, individualistas, ne, tai yra du žmonės, kurie eina po vieną, ne, jau septynetas yra ne pora, ta prasme, jau žmonės startuojantis po vieną, ne, jeigu vienetas dar eina plačiai dėl, ta prasme, aš viską matau, žinau, aš galiu, tai septynetas atvirkščiai nuo visų į save, į ramybę, į gilinimąsi į vidų, ne? Tai va čia toks, kaip pasakyti, skirtingas tarp vieneto, va skirtumas, ne? Tarp vieneto ir septyneto. Ja, tai vienetas kaip kabliukas užkabinti, ne, kitą žmogų, o septynetukas jau kaip stogas, ne, apsaugos toksai. Kaip pasakyti, kaip įdomiai net skaičiai surašyta, jo. Irgi tai toliau, mėlyjei, kalbėti apie aštuonetą. Aštuonetas yra antrasis, va tas karminis skaičius. Aštuonetas yra labai stiprus skaičius, jį globoja ir Saturnas, ir pats Plutonas. Ne? Plutonas tai yra tas stipriausia planeta, kaip aš sakau, sunkiausia, įtakingiausia, kuris, žodžiu, arba baudėjas, arba, kaip aš sakau, duoda, arba viską atima. Jeigu Saturnas per aštuonetą mus pradeda įspėti, ne, tai yra, kaip aš sakau, karminis skaičius, pradeda matyti aštuonetą, mėlyjei, pradėkim galvoti, ar mes teisingai darom, ar jeigu problemos ypač kyla, ką mes darom ne taip, nes tai yra perspėjimas, ne, Saturnas, žodžiu, duoda ženklą, ne? Nes jau kai Plutonas įsijungia, tai tada visiems būna liūdna, ne? Kaip aš sakau, ne visada būna džiaugsmingas įvykis, sekantis po aštuoneto, ne? Bet aštuonetas iš kitos pusės yra ir gausos skaičius, vat būtent verslo skaičius, jau gyvenantis aštuntam name, ta prasme, turtingi žmonės. Norit pradėti verslą, norit būti turtingi, pradėkit 8 dieną. Išsinuomokit patalpas 8 skaičius, kad būtų aštuonetas, ne, ten sudėjus, kad būtų aštuonetas. Žiūrėkit, ta prasme, kurti mašiną, užsidėkit 8 mašinos tam, kad jisai neštų sėkmę, nes apvertus 8 tai yra begalybė, ne, tai yra vienintelis stipriausias, žodžiu, finansinis skaičius, kuris vat neša sėkmę. Norit greitų pinigų, neprašykit, kaip aš sakau, 100, ne, prašykit 80, prašykit 98. Ta prasme, neimkit 100 000, imkit 1700, ne, 17 000. Sudėkit skaičių iki 8, ne, tam, kad būtų greitas apsisukimas ir greitas, ta prasme, rezultatas. Nes jeigu pasimim, sakysim, 100 eurų, ne, tai 1 ir 0, 0. 0 yra 0, kaip sakoma, ne, patys žinom, jisai sustabdo, tai yra laiko klausimas, kol jis išjudės. 8 yra greiti pinigai ir tai yra verslas, ne? Tai vat kreipkite dėmesį, jeigu pavyzdžiui, galvojat, kad, vat norit keisti darbą, norit, ar investicija reikalinga, ar naudinga, matot, pradeda 8 važiuoti, juo welcome, ne? Einam į priekį ir darom ir žodžiu, judam į priekį. Dar 8 yra ir ambicingesni tikslai, mėlyjei, negu, kaip aš sakau, vat, paprastos dienos, ne? Tai yra, žodžiu, daugiau reikia išsikelti tokius tikslus, kurie mus motyvuotų vežti į priekį. Sakysim, jeigu mes matom 8 ir dirbam tik dėl savęs, ne, tai mes ir gausim atlyginimą vieno žmogaus. Bet jeigu mes matom, vat, kaip aš sakau, 3 8, 2 8, ne, tai reikia kurti kažką, kad būtų įtraukti keli žmonės. Daugiau žmonių, ne? 10 žmonių, kaip pavyzdį. Gerai, 8 žmonės. Imkim, jeigu 8 per 8, ne? Reiškia, ir atlyginimą mes gausim jau nuo 8 žmonių. 8 dieną ateina atsakymas, ne, 8 valandą į laikrodį žiūrėkit, ypač kas liečia su finansus, jeigu tai bet kur pamatėt 8, visata sako, jo welcome, eik į priekį ir daryk, ne. Tai va, ir jeigu, sakau, kyla, pavyzdžiui, baimės, ne, vat lygioj vietoj kažkokios, tai vat nesupranti žmogų, kas vyksta ir aplink pamatai vat 8, tai reiškia praeitų gyvenimų netidirbti kažkokie scenarijai, kuriuos reikia iki galo padaryti. Čia jau kalba Saturnas, ne? Ir kaip mes susitvarkom su tais dalykais, vat, sakysim, pasidarbuojam su savim, ne? Arba kreipiamės į specialistus,
žodžiu, tada jau, žodžiu, Platonas duoda ir apdovanojimą, nes mes išsprendėm šitą klausimą. Tai 8 yra labai svarbu, tarp kitko, gimė bet kurie, žodžiu, žmogus, vaikas gimęs, ne, 8 dieną, 26 dieną, 17, tai jau yra ypač, kaip pasakau, po padidinamuoju visatos stiklu, tai yra į karminiai, kaip aš sakau, planeta, ne, Saturnas, karminiai žmonės, kurie stebimi tiesioginiai Saturno planetos. Ne, kiekvienas žingsnis yra stebimas ir už kiekvieną žingsnį visata, žodžiu, apdovanoja. Ne, ta prasme, veiksmas yra visatos už kiekvieną žingsnį. Žingsnis į kairę, į vienas apdovanojimas, žingsnis į dešinę, kitas, ne, arba baudžia, arba duoda. Ne? Tai žinokim šitą 8, gyvenimas niekada nebus ramus, niekada nebus patogus, komfortiškas, tylus, kaip 6, 4, ne, 8 jau turi savo ambicingus tikslus, grandiozinius tikslus, ta prasme, ir jau visata skatina jį veikti dėl kitų žmonių, ta prasme, pinigai per kitus žmonės. Jeigu 8 dirbs vienas, ta prasme, niekada nebus toks turtingas, kaip dirbdamas su būrių žmonių. Tai šitą žinokit, ne? Jeigu kuriat verslą arba dirbat komandoje, tai žinokit, kad jūsų pastangos bus ir įvertintos iš karto komandiniu verslu. Tai va. Na ir artėjom prie 9, po truputį. Jūsų namo numeris yra 8, tai galiu pasakyti, kad finansiškai visada pas jūs bus pinigų, ne? Bet lygiai taip pat jūs turit ir neužstrikti tame, ne savaime aišku, kad pinigai birte birs, ne? Už pastangas bus pinigai. Nustosit stengtis, gali ir prisukti. Tai va, žinokit šitą dalyką. Toliau kalbėti apie 9. 9 yra paskutinis skaičius, jeigu skaičiuojant nuo 1 iki 9, bet vėlgi pabrėšiu, nes gavau ne vieną klausimą, kad tai yra 1 labai mažas skaičius, o jau 9 tai yra labai geras skaičius. Kiekvienas skaičius yra geras, kiekvienas skaičius turi savo energiją, nėra nei mažo, nei didelio, nei blogo, nei gero. Ne? Kiekvienas skaičius turi savo teigiamą, kiekvienas skaičius turi savo neigiamą energiją. Ne? Ir 9 kuom yra ypatingas. Kartu jis turi savo neigiamą ir teigiamą energiją. Jeigu matom 9, ne, tai visų pirma, visatos kalba padėk kitam. Ne savo, bet būtent kitam. Žinokit šitą dalyką. Iš karto dairomės, kam mes galim padėti. Ne? Už tai iš karto bus automatiškai išspręstos kažkokios kitos mūsų pačių problemos, jos savaime išsispręs per pagalbą kitam. Galbūt pamatėt postą, kad reikia šuniuką, ne kažkam operacijai, pervedėt ten kiek pinigų. Pamatėt, draugas reklamuoja prekę. Tai ne į Maksimą bėgom, o žinoma perkam iš to draugo, ne? Padedam jam vystyti verslą. Automatiškai jum grįžta, ne? Kažkokia išsisprendžia problema, jūsų prekė kažkas perka. Vat, pinigai ateina, kaip aš sakau, iš oro. Žinokit šitą dalyką, 9 yra dėl kitų, ne? Tarnavimas kitiems. Ir pagalba, ir kilniaširdiškumas, būtent ir nesmerkti žmogaus, kad jisai šitaip elgiasi, ne? Nes 9 yra ir išminties skaičius. 9 labai prašo, ta prasme, būti išmintingiam, kilniaširdiam situacijoje. Neteisi žmogaus, bet kaip tik eiti ir padėti jam. Ne? Labai svarbu, vėlgi 9 pamačius yra, kaip pasakyti, visatos toks kaip ir apdovanojimas, ne? Kad mes matom 9, tai kaip ir kažkokio etapo, kažkokio ciklo jau yra pabaiga, ne? Kurį jau mes praėjom ir visata sako, šitą žmogau ir dovanas. Ne? Tai vėlgi stebėkim, ką mums visata kalba ir kiekvienam, kaip aš sakau, klausykim savo intuicijas. Ir kiekvienam pagal poreikius ir pagal jo pastangas, ne? Tikrai taip. Fantastiška. O jeigu 3 arba 2 9? Tai vėlgi sakau, ar 1, ar 1 9, ar 2, ar 3, čia jau yra tiesiog kuo daugiau skaičių, ne, kaip aš sakau, skaičiai, jo energija didesnė, dėmesys į tai, ne, kad galbūt mašinos, jeigu važiuoja, ne, tai vėlgi žiūrim, kiek tų 9 rodo, kiek žodžių, į ką atkreipti dėmesį reikia, ta prasme, skaičiaus energija yra stipresnė, ne, jeigu
Atsiprašau, bet jeigu mes, sakau, gaunam daug klausimų, kad matau ten 108 skaičius, ne, tai reiškia vienareikšmiškai nusiraminam žmonės, ne, reiškia ant tiek esu įsitempęs trejetas, kaip aš sakau, ant tiek tos informacijos esu prisigaudęs, kad mano protas nebespėja gaudyti, o tik fiksuoja, ne, skaičius, tai kaip tu žmogų gali suvokti, ką tau kalba visą tai, jeigu chaosas apie tave, ne. Tai labai labai nusiraminti ir tada jau nusiraminus stebėti, koks ženklas, koks skaičius išlenda prieš akis, ne, ir tada žiūrėti palei energijas. Ir galbūt paskutinį klausimą, čia toks įdomus. Gimiau 1980 11/6 dieną, 26:8. Tai yra, ką žiūrėti į 8 reikšmę, ar gimimo dieną 6 reikšmė? Geras klausimas, ačiū labai. Vat kai yra gimimo data, ne, žodžiu, visų pirma, svarbiausia, kas yra pati gimimo diena. Jūsų atveju yra 6, ne? Tai reiškia visas reikšmės apie 6, apie Venerą, jum yra labai labai būdinga, ne? Kas esate šeiminiškas, atsakingas, mylintis, dosnus, rūpestingas, mylit gyvūnus, besąlyginė meilė, viskas wow ir puiku. Nekariauti, nesipykti, nes jeigu tik eisit į konfliktą, iškart jausitės blogai ir finansiškai, ir visur, ne? Toliau 11 vėlgi žiūrim lapkričio mėnesį, ne? Tai vėl žiūrim savo skaičius palei žodžiu, mėnesis, ne? 11 2 vienetai ir valdantysis skaičius, ir žodžiu, energijos skaičius. 18 gimimo metai tai yra labai stipri jungtis su mėnulio energija, todėl kad, ta prasme, intuicija pas jūs yra labai stipri, jau turbūt puikiai žinot šitą, ir mėnulio fazių keitimasis jum yra tiesioginiai aktualus, ta prasme, labai jaučiat pilnatį ir jaunatį. Baimės, nepasitikėjimas, abejonės lygioj vietoj lenda lygiai taip pat, ne? Tai tiesiog, kai tu žinai šitos dalykus, gali suvokti, kas yra kas, ir sudėjus, tai žinoma 2 ir 6, tai lygiai taip pat dvejetą turit savybių, lygiai taip pat ir 6. Jie yra labai panašus. Dvejetas yra pora, partnerystė, 6 yra šeima, lygiai taip pat, žodžiu, partnerystė. Tai labai sujungti kartu. O sudėjus 8, tai gali būti, kaip aš sakau, vėlgi Plutono skaičius, tai yra karminis skaičius, nestebim, kokie yra santykiai mūsų su šeimoje, kas vyksta, ne, ar tai yra gražūs santykiai, ar vis tik reikia labai labai padirbėti, nes mes tą 8 tempiam praeitų gyvenimų kažkokiu tai, žodžiu, netidirbti kažkokie tai dalykai. Jo, reikia išrišti vadinamosius karminius mazgus, ne, ir tikrai pasistengti, nes jum yra duota šeima, ne, kaip aš sakau, gražus, šilti, nuoširdų santykiai. Ačiū labai už gražų klausimą. Nu ir paskutinis, va tiesiog toks įdomus visiems klausimas. Kai mama pagimdo vaiką ir su juo ateina vaikas su savo skaičiais, ar mamai tai daro kokią svarbią informaciją, įtaką, aš suprantu, ne? Bet vaikas su savo skaičiais atėjęs į jos gyvenimą. Jinai gyvena savo gyvenimą pagal skaičius ir ateina vaikas su savo skaičiais. Ar tai daro įtaką mamos gyvenimui? Vaiko skaičiai. Ta prasme, kiekvienas žmogus turim savo skaičius, ne? Tai jo vaikas eis, vaiko siela eis palei savo skaičius, mama eis palei savo, ne? Tik tai vienintelis dalykas, kai gimsta vaikai per mamos gimimo dieną, ne? Vat tokių klausimų yra labai daug. Tai reiškia, kad jūs, vat, konkrečiai, jeigu gimsta per mamos dieną, ne, jeigu dar jis sutampa ir mėnuo, ir dieną, reikia labai žiūrėti, vat, būtent to mėnesio, vat, dienos, būtent energetiką, ne, nes reiškia, perduodama yra to skaičiaus energetika toliau, žodžiu, tam vaikui, ne, reiškia, kažkur yra. Estafetė reiškia, daugiau reikia pasistengti, kad šita energija, ne, eitų pozityvia linkme, nes jeigu jinai kartojasi, reikia ją daugiau padirbti. Ne? Tai va toks pastebėjimas būtų. Tai visiems kitiems klausimams, kas neatsakė, ir va tokių analizių, Edita, kaip sako, kreipkitės asmeniškai,
Tai yra mokamas dalykas, bet tai ir bus pasakyta tik tai jums ir niekam kitam suvesti visi skaičiai į vieną vietą ir dar daugiau. Pati esu buvusi ne kartą pas Editą konsultacijai, žinau, kokią nuostabią naudą neša, kokius nuostabius patarimus deda, kartais atrodo net netkreiptum dėmesį į vieną ar apie kitą dalyką, bet jinai papasakoja dar iš trečios ir gaunasi toks puikus rezultatas, kai sujungi jos informaciją, sujungi savo intuiciją, sujungi savo patirtį ir gaunasi kažkoks tai nuostabus, jau nebe blynai, o gaunasi kažkoks tortas, kurį gali ne tik tai pats, bet ir svečius pavaišinti, ne? Naudinga ne tik pačiam, bet ir visatai. Tai va, jau ačiū, dėkoja mums merginoms ir mes dėkojam jums už jūsų kantrybę, už jūsų dalyvavimą, už jūsų laiką padovanotą mums. Ir kadangi tai jau šiais metais paskutinis gyvas eteris su Edita, tai tiesiog galit parašyti linkėjimus Editai, ką norėtumėt palinkėti iš savo pusės, jos veiklai, jai asmeniškai ir visa kita, nes viską, ką palinkėsit, jums grįš atgal, specialiai sudarau tokias sąlygas, kad karmiškai visiems būtų gerai. Ir kas esu palinkėsi savo draugams, savo sekėjams, ateinančių naujųjų metų proga, metų pabaigai galbūt kažką, tai ką nuo savęs palinkėsi. Labai ačiū, sesė, už tokį klausimą. Ta prasme, jis yra labai labai gilus ir noriu palinkėti tik vieną, kad kadangi aš labai myliu skaičius, tai lygiai taip pat noriu palinkėti, kad jūs ir pamiltumėt savo skaičius, nes savo būtent gimimo datos, daugiau gilinkimės, daugiau, kaip aš sakau, skaičiuokim, žiūrėkim, ką visata mums kalba būtent per mūsų gimimo dienos skaičius, nepatikėkit, mylėjai, kiek problemų išsisprendžia, kai mes atsisukam į savo misiją, tą, kurią mes atsinešėm per skaičius. Ne? Labai, labai, labai dėkoju jums, mėlyjeji mano grupės nariai, tikrai už aktyvų dalyvavimą, už klausimus, už jūsų plūstančias, žodžiu, padėkas. Aš labai, labai esu dėkinga, kartu su jumis aš augu, kartu su jumis aš lygiai taip pat tobulėju. Aš esu laiminga, kad mano veikla neša naudą. Ir labai noriu palinkėti jums, tegul jūsų gimimo dienos skaičiai neša jums patį didžiausią džiaugsmą. Ačiū jums, kad esat. Ačiū, Edita, tau, ir kai tu skaitysi šitas palinkėjimus, kuriuos aš matau, rašo tavo ir mano draugai, tai yra fantastiška. Ir žinokit visiems, kas parašėt kokią žinutę, jums visą tai grįž 10, 20 ir 100 kartų daugiau, taip kad dosniu būti apsimoka, dosnumas yra gausos priežastis taip pat. Ir tada mes pabaigiam, kaip tik 11 valandą 15 minučių, taip gražiai simboliškai pabaigiam šitą laidą ir tada susitiksim po naujų metų. Ir tegu šitą metų pabaiga jums būna nuostabi, pasakiška, kaip ta balta žiema, papuošta burbuliukais ir girliandomis, tegu ir gyvenimas būna kaip ir girlianda įvairiapusis, ir mėlynos, ir žalios, ir raudonos, ir geltonos spalvos, nes kiekviena patirtis reikalinga, nes tai yra mūsų sielos vystymasis, tai yra mūsų augimas, tai yra savęs pažinimas ir įvertinimas viso to, ką mes turėjom, ką mes pasiekėm ir kas mums pasisekė. Laimės, džiaugsmo, harmonijos jūsų namams, daug didelių ir mažų stebuklų ir svarbiausia, pastebėti tuos mažus stebuklus, kurie vyksta kiekvieną akimirką mūsų gyvenime. Myliu jūs, su laimė, pagarba, džiaugsmu sakau, ate, ate.